Labadiena, mėly žiūrovai, su jumis MCP Club Live ir mes Microsoft Office ir su mumis šiandien Linas Pičiulė. Linai, papasakokit, ką jūs darot Microsoft'e. Jūsų pareigos. Gerai, labadiena visiems. Man atrodo, aš esu antrą kartą kalbėjęs apie tai. Aš esu serverių grupės marketingo vadovas Baltijos šalims. Ir esu atsakingas už Windows serverį, SysEm centrą, SQL server ir kai kuriuos saugos produktus Forefront'o. Taip, ir mūsų šiandien vienas iš pagrindinių klausimų yra, koks eventas, koks bus renginys balandžio mėnesį. Na, aš labai noriu pasidžiaugti visų pirma, kad iš tikrųjų kovo 1 dieną mes anonsavom Windows Server 8 beta. Taip, kad labai visus skatinu nueiti į tinklalapį microsoft.com/Windows Server 8 ir pasisiųsti bandomąją versiją, pasižiūrėti, kaip šis naujas produktas atrodo ir ką jis gali padaryti. Iš tiesų įspūdingas produktas ir labai laukiu, nekantraudamas, kada jį galima bus jau pabandyti, ne tik beta versiją, taip sakant. Kitas dalykas, irgi kovo mėnesį mes turėjome virtualų renginį, tai yra SQL Server 2012 virtualų renginį, pristatymą, kuris buvo transliuojamas gyvai iš Redmondo. Tai irgi didelis žingsnis į priekį, jau pristatant aplikacijų platformą. Trečia naujiena. Daug šiandien. Trečia naujiena, mes kaip tik šią savaitę su partneriais baigėm roadshow per Baltijos šalis, kur pristatinėjome SysEm Center 2012. Tai sistemų valdymo įrankių produktų grupė, kuri vėlgi pergyvena iš tikrųjų labai didelius pokyčius. Ir būtent mūsų šiandienos susitikimas yra skirtas pasiūlyti, man atrodo, labai įdomų, sakyčiau, dalyką. Tai jūsų laukia štai prizai, kuriuos matote prieš mus, čia sudėtus. Tai netrukus apie konkursą, kurio būdu galima bus laimėti šios prizus, Eugenijus kaip tik ir papasakos. Taip, taip. Bet tu manęs klausėjai apie renginį. Taip. Tai aš atsiprašau už tokį ilgą introduction. Bet iš tikrųjų vertėjo paminėti visas šitas naujienas, dėl to, kad visas tas naujienas, aš labai tikiuosi, bus galima gyvai pristatyti artėjančio renginio metu. Mes ketinam kaip tik balandžio vidury visose 3 Baltijos šalyse surengti, sakyčiau, gana didelį renginį klientams ir partneriams, kurio metu mes kaip tik ir kalbėsime apie SysEm Center 2012, apie SQL Server 2012, taip pat kalbėsime apie Azure. Tai kitaip sakant, mes kalbėsime apie verslo sprendimus, skirtus organizacijoms, sakykime, infrastruktūrinius sprendimus. Tai mes kalbėsime, aišku, apie private, public, cloud sprendimus. Ir be abejo kalbėsime, kadangi tai yra susijęs su SQL serveriu, tai apie verslo analitiką taip pat. Bet taip pat tikiuosi labai, kad bus galimybė parodyti, kaip galima būtų SQL serverį konsoliduoti privataus duomenų kompiuterijos sprendimo, sakyčiau, rėmuose. Tai gal detaliau apie prezenterius, apie speakerius mes galėsim trupučiuką vėliau pašnekėti, dar jau artėjant tą renginį. Dar gal šiek tiek anksti, nes kaip tik darbotvarkė baigiama kurti ir tiesiog laukiam paskutinių patvirtinimų. Tai laukit balandžio mėnesį vidurį maždaug. Per vidurį mes dar be abejo pašnekėsim apie tą eventą, pristatysim speakerius. Bet prieš tai pašnekėsim dabar apie konkursą ir labai gaila, bet man teks atiduoti šitos prizus. Aš būčiau, aišku, pasilikęs gal, bet negaliu. Paprastas konkursas, itin paprastas. Jums reikia, kad laimėti šitos puikius prizus, jums reikia padaryti screencastus iki 10 minučių. Ir screencastų temos gali būti, aišku, įvairius, bet susijęs su SysEm Center 2012 ir daugiausiai be abejo apie gal kokius private cloudas ir apie duomenų centrų valdymo galimybės ir panašiai.
Tas dalykas jūs galite siūsti man nuorodos arba per SkyDrive mes galim susirišti, taip sakant, ir nusikopijuoti tą jūsų įrašą arba siūskit man nuorodos į YouTube arba į kažkokį kitą, kur jums patogu Vimeo, kur jums patogu video hostelę. Ir mes žiūrėsim, kas laimės. Laimės pagal laikų kiekį. Pagal populiarumą. Taip, kuo daugiau žmonės paspaus like, mes be abejo paskelbsime Facebook'e, kuo daugiau žmonės paspaus like, reiškia jūsų prizas. Ir nominuosim tikriausiai per patį renginį. Labai didelė tikimybė, kad prizus galėsite atsiimti renginio metu. Jeigu kas nors keistusi, be abejo informuosime ir tada organizuosime prizų atsiėmimą galbūt ir anksčiau. Taip kad čia dar aptarsime, bet labai raginam iš tikrųjų sudalyvauti, kadangi pagrindinis, sakyčiau, tikslas, ko gero, šio konkurso būtų jūs paskatinti, mielieji IT profesionalai, susipažinti su SysEm centro galimybėmis bei pademonstruoti įvairius scenarijus, kurie yra iš tikrųjų labai įvairūs ir galima sugalvoti pačių įvairiausių sakykime, demonstracijų, kad ir tikrai trumpų, pavyzdžiui, kaip priskirti kažkokius tai resursus kokiam nors user grupui, kaip sukurti user grupą, kaip išnaudoti service template'us virtualiom mašinom, kad būtų pakurta kažkoks servisas, reiškia, anksčiau mes tai vadinom aplikacijom, ne? Tai iš tikrųjų tiesiog, kad jūs sudominti, paskatinti daugiau pabandyti į SysEm centrą. Taip, mes paliksim po šito video ir paliksim nuorodą, kur jūs galite downloadinti arba nukopijuoti, pasisiųsti bandomos visus SysEm centro 2012 versijos. Tai jūs galite for free, nemokamai suinstaliuoti ir įrašyti, taip, be abejo, įsibandyti įrašyti skrinkas. O Jevgenijus, kiek žinau, padarys, tiksliau yra jau padaręs, kaip pavyzdinį screencastą. Taip, mes žiūrėsim, ta prasme, mums reikia vis tiek parodyti, kaipgi, į kokį pusę jums reikia eiti, taip sakant, geroji dažnai prasme. Va, tai, Tai nuoroda taip pat turėtų būti prieinama iš karto. Taip, po šitą video. Ir, kaip jūs manot, čia yra be abejo laimėtojas, pirmą vietą, po to eina, kaip gyvai, Lumia 800 yra antrą vietą ir šitas puikus setas Microsoft klaviatūra ir pelė yra trečią vietą. Va, taip, tikriausiai tiek. Linkim sėkmės. Taip, iki. Ačiū, Linai. Ačiū.